situacija suvaldyta. Gaila, kad toks įvykis įvyko, nes iš tikrųjų prieš istoriją prasidėjo jau prieš 2 metus, nes tas ąžuolas buvo dvikamienis ir dalis jo yra nulūžusi. Bet kadangi jisai yra įtrauktas į saugotinų objektų sąrašą, mūsų savivaldybė yra įtraukusi 3 medžius, tarp jų yra ir jisai. Tai yra labai aiškiai reglamentuota pagal saugomų teritorijų įstatymą, kaip reikia tą priežiūrą daryti. Ir mes kreipėmės į arboristus, žmonės, kurie nustato jo būklę. Ir ta būklė buvo nustatyta šiemet, pavasarį, kad vis dėlto tas medis yra tinkamas, jisai gali augti ir 10 metų, taip sakant, liestis prie jo nereikia. Tai tas 10 metų atsitiko po jų išvados praėjus mėnesį. Tai visoje šitos situacijoje reikia džiaugtis tuo, kad iš tikrųjų žmogus nenukentėjo, bet patyrė išgąstį. Gyvas, sveikas, bet turtas yra sugadintas. Tai mes gavę iš karto informaciją praėjus valandai, iš karto operatyviai, kaip sakant, nuvykom į vietą, pasitelkėm vietos ūkininką, kaip galim kuo greičiau likviduotas pasiekmes. Ir pirmadienį, tai yra vakar, per pusdienį buvo likviduota, pasitelkus ūkininką, mūsų pajėgas, specialios rangovas, kuris pjauna mūsų medžius. Tai šiai dienai dabar tik tai beliko vienas klausimas, kaip mes padėsim ir užtikrinsim turto atstatymą į pradinę būseną. Ne tik į pradinę, bet ir į geresnę. Iš tikrųjų. Ar yra, pasitvirtinusi taryba tvarką tokios nelaimės atveju, ar biudžete yra kažkoks buferis, vadinkim, pinigėlių? Taip, yra tas lašinukas, galbūt, sakykime, tai yra mero rezervo fondas, kur yra numatyti, sakykime, visi atvejai nėra numatyti, bet panašaus pobūdžio atvejai, ar gaisras, ar dar kažkas, tai visą laiką yra ir per visą tą laikotarpį mūsų darbo iš tikrųjų žmonėm yra atlygintina. Tai žmonės to nepasiekė. Tai va. Bet nėra to blogo, kas ir neišeitų į gerą. Aišku, iš šitos situacijos mes padarėm išvadas ir pirmadienį anksti ryte su visom 8 seniūnijom padarėm posėdį, kad būtų galimybė identifikuoti visus medžius, kurie kelia grėsmę. Ta prasme žmogaus sveikatai, gyvybei, turtui. Viskas. Ir mes per šią savaitę apibendrinsim visą rajoną ir tada spręsime, kaip tai daryti. Nesvarbu, ar tai mūsų teritorijoje, ar privačioj, ar kažkokiam kitam savininkui priklauso. Mes matysim, ką mes iš tikrųjų turim. Nes tos vėtros, jos nesibaigiančios. Jos buvo, bus viskas. Bet pirmoje eilėje turi būti žmogaus gyvybė. Ir aišku, mes susidurėm su tam tikrais biurokratiniais dalykais, kur minėjau tą įstatymą. Tai jeigu įstatymas netarnauna žmogui, tai yra negerai. Žmogus neturi tarnauti įstatymui. Bandysim, žiūrėsim, gal keisim, inicijuosim įstatymų pakeitimus. Apie kokią pinigų sumą mes galime kalbėti to žmogaus stogo sutvarkymui? Ar tai labai didelės sumos? Kelių dienų bėgyje iš tikrųjų žinosim, nes vakar buvo specialistai nuvykę, padarė matavimus, nes kai pašalinom pasiekmes, atsivėrė vaizdas, koks tai yra iš tikrųjų. Tai nelėmė suma, lemia apskritai atstatymas tos būsenos. Mes tikrai rasim galimybės. Aišku, dar nežinom, turtas buvo draustas, nedraustas. Čia toksai bus bendras mūsų sutarimas ir to galutinio taško radimas kartu su savininkais. Savininkai jau yra ramūs ir žino, kad jiems bus ištiesta pagalbos ranka. Vienareikšmiškai jie turėjo įsitikinti, kad tai taip, gal užtruko su tais biurokratiniais dalykais, bet mes iškart sureagavom viską ir kitaip nebus.